Sveiki draugai, ilgai nesimatėm. Na ką, atėjo metų šventės, kūčios. Šiandien kūčių dieną aš susiruošiau, kaip visada, eiti į mišką. Prieš tai buvau keletą kartų išėjęs, vieną kartą neradau nieko, o antrą kartą diena buvo labai sėkminga. Per porą valandų radome 3 ragus. Vienas briedžio trišakis, Danieliaus 2 ragai. Vienas greičiausiai antramečiaus Danieliaus, sekantis galbūt trečiamečio. Na, nesmė. Bet šiandien, anksti ryte, jau 10 valanda, buvo užėjęs didelis rūkas. Einu pamažu į pievą susiieškoti technologinių vėžių ir kad neteršti ūkininkų pasėlių technologinėmis vėžėmis, praeiti į mišką. Atsargiai turiu 4 GoPro baterijas. Kaip visada esu sakęs, į mišką be peilio niekur. Ir žygiuojam ieškoti šiandienos nuotykių ir prakalbinti gyvūnų. Vos tik atvažiavus, tenai prie kanalo yra tokia kaip pelkė, dauba. Toj dauboj matėsi baltos šiknos, nubėgo į mišką. Aišku, pliusas yra didelis tas, kad yra šiandien pašalę. Aišku, žvėrių pėdų, va šviežios pėdos visiškai. Žvėrių pėdų yra daug, žvėrių pilna, laukas, pasėliai žemi. Gaila, aišku, nepasiėmiau žiūronų, bet su žiūronais aš nelabai pratęs mėgėjas, nebent tik tokiuose pievose ir po to tysti į mišką nelabai. Paieškas pradėsiu ten pat, kur buvome radę Danieliaus ragą, prie pat kanalo, prie brastos žvėrių. Kaip tik tenai esu pasilikęs lazdą, o šiandien lazdos man reikės, nes vieną miško dalį užsiėmęs yra bebras, o kitose miško dalyse yra taip pat likę daug vandens, nes, kaip žinia, paskutinėmis dienomis, teisingiau paskutinį gerą mėnesį, tai lijo baisiai daug. Vandens yra pilna, begalė. Tai pasitikrinti, kad neįkristi į kokią pelkę, reikia lazdos. Be ko tikrai į mišką geriau neiti. Nes kur atrodo, kad nieko nebus, praeitą kartą ėjau su lazda ir pasirodo, kad būčiau prisiėmęs jau ir guminius. Miško prieangis, sakykime. Kanalas. Čia dar jisai neužtvenktas. Jis užtvenktas gerokai ten toli. Aišku, per kamerą nesimatys per kanalą gulintis stulpas. Tačiau praeitą kartą, paskutinę kartą, prie tokių medelių antroj pusėj pavyko surasti paskutinį tos dienos Danieliaus ragą. Reikia pamėginti šią pusę pavaikščioti dar. Gal kas nors matysis. Yra ir pėdučių tokių. Ai, ne, čia ne pėdutės, o stirnų kanopas. Iš karto atsiprašau, nes šiandien minusas. -1, +1 temperatūra laikosi. Nors dar pats rytas, bet nesvarbu. Kamera tikrai atsijunginės, kadrai nusikarpinės. Mėginsiu padaryti taip, kad neatsijunginėtų. Jeigu ką, sekantį dalį filmuosim su telefonu ir mėginsim kažką iškarpyti, sujungti, klijuoti. O prieš klijavimą šerniukai buvo. Kaip tik atvažiavus išlipus ten anam gale, mačiau palei krūmus lakstant, turbūt kad šernus. Gerai, einame. Vienintelė gera brasta, kur eina prabristi. Eina per kanalą, senas kelias. Miško prieigos ir kamera. Ūkininkas turbūt, arba girininkai susidėjo kameras, nes kitose dalyse aiškiai matosi yra šiukšlių palikta. Ir nemažai šiukšlių.
tai galbūt ūkininkai, gamtininkai, girininkai užsiėmė veikla, stebėjimo, žiūrėti, kad nebūtų šiukšlinama. Miškas šlapias, medeliai išlaužyti, garsų nesigirdi. Ką, pradedam paieškas. Einu link tos vietos, kur praeitą kartą palikau lazdą. Aišku, praeitą sykį ir ant tokios žolės buvo įdomu pamatyti gulintį ragą. Gerai, kad nėra čia lapų. Ir viskas aiškiai matosi. Bet eilinį kartą filmuojant viską jum, galiu pražiopsoti, praeiti, nepamatyti. Kas būtų bent jau man minusas. Tai einu lazdos ir mėginsiu eiti per visai kitą miško dalį. Sėkmės man, sėkmės jum ir gerų vaizdų. Žinoma, pasistengsiu kuo mažiau šnekėti, bet jau matot. Žinoma, pasistengsiu mažiau šnekėti. Kamera jau buvo atsijungus kartą. Na, bet niekam šnekos nepakenkė. Gražių vaizdų, einam tolyn. Jau 77 procentai baterijos ir jau GoPro atsijunginėja. Klausimas, tęsti su GoPro ar filmuoti telefonu. Durniuojant GoPro išgąsdintas pempės, radus, kur medžiai galimai šviežiai kasyti, seku šviežiomis, sakykime, pėdomis. Tyras. Stirnų kakų begalybė, taurio elnio ieškant kasdienybei. Ką aš galiu pasakyti, chebra? Gražu. Gražu. Ragų dar nerandu. Ar nebus praeitą kartą 3 rasti ragai? Limitas mažiausiai 3 kartam. Karščiausios naujienos iš girios. Teisingiau iš Tyro. Šviežiausiamis pėdomis. Sekant. Gal priseksim tai, ko šiandien atvažiavę čia esam. Kol kas niekur aplinkui nesimato, tik tai popierius greičiausiai kažkieno panaudotas, o gal ir ne. Ne, grybas. Ir prieiname. Dar vieną šviežutėlį. Sakai bėga rytiniai. Matos daug dar prikasytų. Oi, kaip aš norėčiau čia rasti vėl tą gražų, kad ir 7 šakį ar 5 šakį ragą elnio. Tai būtų pati gražiausia ir geriausia kūčių diena.
iš tos pačios serijos daug norėsi, mažai turėsi. Arba iš Ardeko vaikinų pasakymą vieno iš močiutės: blogai rodo, gerai bus. Tai jeigu nieko nerasiu, tai reiškia gerai bus, taip išeina. Gerai, matau, dar medžio einu. Labiausiai neįtikėtinas garsas, kurį patyriau ką tik. Elnio baubimas, bet staigus toksai kaip gąsdinimas. Tai greičiausiai jis mane kažkur mato, aš jo nematau niekur. Darosi įdomiau, darosi šilta, jau beveik pietus. Reikės kažkur susiradus gražią vietą, su geru matomumu, įsitraukti karinį davinį ir pasivalgyti, pasišildyti. Žinoma, turiu šiukšlių maišą, šiukšlių miške nepalieku. Jeigu maišo neturiu, viskas susidedu, kaip matot, ant pečių kuprinė. Begalės šernų kakų. Na ką, išaušo jau tą akimirką, kada būtų gerai ir pavalgyti. Valgysim karinį sausą davinį numeris 9 su troškinta kiauliena ir perlinių kruopų košė. Aišku, šiukšlių miške nepaliekam, turiu maišelį, išsinešim. Vanduo negazuotas, vanduo iš čiaupo, vanduo pirktinis gali būti, jokio skirtumo. Ir mėginam atsiplėšti davinį ir pažiūrėti, kas viduje gyvena. Aišku, turėtų būti ir įpjova. Įpjova yra. Bet aš linkęs geriau su peiliu, greičiau bus. Laiko, kai sakant, nešvaistyti. Viduje turim šokoladą rūtą, džemas, gaiva, cukrus, sultinys, šaukštas iš perdirbto medžio tikriausiai, rankom servetėlė, degtukai, sausas kuras, kitaip spiritas sausas, arba skiesti vandenį, arba tiesiog įkurti ugnį greičiau, migdolai, aišku, aš jų nemėgstu, tai vešiu namo, džiūvėsiai su vienas. Su šitais džiūvėsiais realiai galima net gyvinį kalti. Jie yra baisiai kieti, tai geriau naudoti su sultiniu. Tai turime viduj išlankstomą padėklą. Jisai skardinis, galbūt aliuminis padėklas ir viduje pakelio košė. Tai atidarom pakelį ir parodom jum, kas viduje. Viduje yra maišelis su paketu, kurį užpylus vandeniu jisai aktyvuojasi ir pradeda šilti maistas. Maistą, gerai atsimenu, reikia šildyti iki 15 minučių. Na, panašiai 10-12 minučių. Pašildyti 45 ml vandens, yra apačioje punktyrinė linija, kiek reikia pilti, po to kai įpilat, užlenkėt, padedat horizontaliai ir paketas šyla. Ir maistas, pagrindinis maistas, kurį dabar valgysime. O paruošimas labai paprastas. Viršuje nuplėšėt juostelę, kad atsidarytų pakuotė, atsisukat vandens. Įdedat iš karto paketą, kiti nededa iš karto, pripila vandens. Aš iš karto įdedu paketą. Supilat vandenėlį.
Aišku, turėtų būti lipdukas. Taip, lipdukas yra. Atplėšėt lipduką. Užsukat. Užklijuojat. Truputį pateliškuojat vandenį, kad įvyktų cheminė reakcija. O kadangi aš esu miške ir man padėkliuko nereikės, tai aš tiesiog padedu ant šlapio medžių. Medis tikrai neužsidegs, medžiui nuvirtusiam žalos tikrai nebus. Ir laukiu 10-12 minučių. Aišku, paketas užklijuotas sandariai ir jisai šiek tiek daugiau pakaitęs pukštels. Nieko įsigąsti nereikia. O kol paketas šils, aš truputį apeisiu perimetrą, pasižvalgysiu ir palauksiu, kol pašils. Aišku, nuimam laiką ir einam pasižvalgyti. Maistas pašilo, 10-12 minučių, kaip sakiau, viršų atsiplėšėt ir valgot. Ir tikrai rekomenduoju, galima rasti, manau, armijai ir civiliam, galima rasti kitose svetainėse, kurios susiję plius minus su karyba, manau. Net namuose taip skaniai pasidaryti, valgyti yra tikrai reikalų. Čia galit įsivaizduoti, kaip kariškiai valgo skaniai. Realiai šitos porcijos man užteks iki vakarui palaikyti sotumą. Tiesa, po pagrindinio patiekalo įsitrauksime ir šokoladuką paskanauti. Šokoladas, jei gerai pamenu, 100% juodas, tad energijos grįžti iki mašinos bus pilnai. Skanaus man, skanaus jum. Susitiksim miške. Na mes juk miške, tiesa. Tai susitiksim jau einant ieškoti toliau ragų. O tai didelis kaulelis. Panašiai šioje apylinkiai pernai berods radau taurių elnių ragą. Matau medžių nukasytų, matau kažkas prabėgo. Baisiai mišką gilyn jau lysti nebesinori, nes reikės suktis jau beveik 2:30, bent jau iki 2:30, iki 3 noriu išeiti iš miško. Plius dar visai netikėtai prasideda lietus. Plius dar kažką panašaus matau į ragą, bet manau ne ragas bus. Tai reikės jau suktis ir eiti atgal link mašinos. Žvėrių matyta, elnių, stirnų. Kas čia prabėgo toks, nežinau. Einu dar porą vietų patikrinsiu, kur nukasyti ragai. Gal netyčia. O po to atgal per pelkę, lankomis visokiomis ir per bebro užtvindytą mišką. Aišku, žvėrių čia yra pilna, apstu, kur tik beisi, rasi šviežių išmatų, šviežių ragų nukasimo vietų. Tačiau
aš jau baigiu. Traukiu link mašinos, kaip visada, jeigu ką gero pamatysiu, parodysiu jums ir pasidalinsiu su jumis. Kol kas atsisveikinu trumpam ir praeisiu dar keletą vietų, gal netyčia rasiu bent jau briedžio ragą ar Danieliaus, nes panašu, kad elniai dar nelabai nori mesti, arba bent jau senų kol kas nesimato. Aišku, dar galiu pirmyn atgal pylimu pasivaikščioti. Perėjimas čia arba eiti užtvindytų miškų iki Bebro užtvankos ir eiti per Bebro užtvankos viršų. Blemba, bebrai siautėja, nu ką padarysi. Pamėginsiu dar, švieži kaip tik. Dar pamėginsiu čia praeiti. Aišku, čia gylio yra per akis. Aišku, čia jau nebrėsiu. Bet praeitas įkant šito pylimo, aišku, kitoje vietoje, teko rasti ragų. Taip, kad atsargiai pasivaikščiojam. Dar šviežių. Atsargiai pasivaikščiojam. Ir nuspręsim, ką čia daryti. Aišku, pievoj rago nei vieno nesimato. O sprendimų priėmimo metas. Kaip sakau, bebrai šposų iškriti. Čia nepraeisiu. Na tiek to, einam atgal, mėginsim žiūrėti, kaip mes čia praeisim. Ar praeisim pylimu ir pylimas nebus apsemtas, ar eisim vis dėlto Bebro užtvanką. Ar grįšime eiti per stulpą, ar grįšime atgal į mišką, mėginsim užpiltą pelkę bebro praeiti aplinkui. Aišku, čia būtų galima praeiti, bet iš savo įėjimo šią vietą žinau, kad man čia tikrai nepatogu bus eiti, vien dėl to, kad stulpas skersas stovi. Va. Arba teks rizikuoti. Pamatysim netrukus. Operacija ir kiti bebro nuotykiai. Bebro užtvanka užtvindžius normalų plotą, iki jos daeiti neina. Su molinais batais eiti per stulpą nesigavo, baisiai slidu. Reiškia, planas C. Einam per mišką, tikėdamėsi dar kartą praeiti tas vietas, kur neėjom, pamatyti ragą, rasti ragą ir eiti atgal link mašinos, bet jau saugiai mišku, o ne, o tai tau kokios krūvos. Tai va, eiti saugiai mišku, o ne mėginti per stulpą išsimaudyti, aišku, neturint rūbų. Tai čia būtų biški negerai. Vienintelis, ką pasiėmiau, tai atsarginės kojinės. Bet kojinėm atsarginėm tai neapsirengsi. Tai atgal į mišką. Lankstu. Ir eit. Kas belieka.
nes jau nuo čia prasideda užpilta bebro. Bus reikalų pareiti mašiną. Na ir chebra, apie ką reikia šnekėti. Miško vidurys. Čia galimai nukirsta, bet na ką žinot. Labiau kaip bebro ėsta. Ten medis matosi irgi bebro nuėsta konkrečiai. Va dėl ko miškas patvinęs. Ir turiu dabar žirkliuoti aplinkui, kažkur toli, mėginti išvengti visokiausių pelkių, klampynių. Aišku, ir galimai šituose tankmėse tikrai nemažai ragų praleidžiu. Bet dabar jau yra 1 valanda. Kaip minėjau, aš nenoriu laukti sutemų, išeiti iš miško, nes jau dabar staigiai aptemo gerokai. Tai aš kažkokiu tai būdu traukiu aplink. Gal pamatysiu dar kažką, bet gilu. Žodžiu, dar ir briedis praėjęs. Gerai, chebra, aš traukiu aplinkui. Va, dar vienas medis nugriaužtas, ten matosi. Va, te. Traukiu aplink, laiko negaištu, nes matomai, kad nieko neįvyks. Kaip sakiau, jeigu gerą ką nors pamatysiu, būtinai parodysiu jums, o dabar kol kas iki ir sėkmės man išeiti sausam. Na, naujausia informacija. Dar aišku negaliu sakyti pylimo einant, kad ragų neradau šiandien, bet jau garantija, kad šiandien nerasiu. Praeita nemažai kilometrų, na, kiek tas nemažai. Dažniausiai mano visi randami ragai būna iki 10 km praėjimo. Visos atkarpos 10 km ilgio atstumai. Praeitą kartą tik tai labai trumpa te buvo. Tik apie 2-3 km, kai radom visus ragus vienu spinduliu. Šiandien nieko gero. Na, kaip nieko gero. Gerai tai, kad pasitaikė skanus karinis davinys, skanus pietai. Dar pavaikštau pylimu, bet jau su jumis atsisveikinu. Kaip visada sakau, jeigu patiko vaizdelis, paspausk nykštuką, prenumeruok kanalą ir pasidalink su draugais. Man kai kurie tai labai svarbu, o mes susitiksim jau turbūt po naujų metų. Iki. Na, aišku, kaip tas po naujų metų, dar galiu ir senus niekam nematytus vaizdelius kelti. Jo, tai susitiksim galbūt ir greičiau.